Dėkuoju, laba diena visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų apskrito stalo svečiai ir pradėsiu taip nepriklausomybės akto signataras, kaip jis parašė, jį pristatyti. Dujų vartotojas Rolandas Paulauskas, pirmosios vyriausybės narys, pirmasis Lietuvos energetikos ministras Leonas Ašmontas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs ūkio ministras, kuriuo metu tuomet pavadume ir buvo energetikos sritis, ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius Vidmantas Jankauskas. Tai gal pirmiausia, mūsų šito pokalbio temą mes sąlyginai pradžioj nutarėm įvardinti energetinės nepriklausomybės kainą. Vis tik tai su atplaukimu tokio laivo, kuris Independent, tokiu pavadinimu nepriklausomybės išvertus, buvo didelis toksai patosas, viešoje erdvėje didelės kalbos, didžiuliai sveikinimai. Ir automatiškai kilo, ar čia tik tai nebus taip visada, kad visiškai nesigirdi kitų nuomonių. Ar iš tikrųjų mes tokie nepriklausomi nuo to, vis tik tai suskystintų dujų terminalų naudą, tai galima pasiskaityti bet kuriam žiniasklaidos priemonėje, bet kuriam internete ar per televizorių, bet kažkada niekad nekalbama vis tik tai apie kažkokias abejonės ar apie minusus. Vis tik tai, ar tas laivo atplaukimas, dabar pirmas klausimas, garantuoja mums mažesnę kainą? Vis tik tai bus skaičiuotas suskystintų dujų statybos terminalo kaina. Kvotos ir kalbama apie tai, kad privalomas kitiem vartotojams. Jeigu jie pirks dujas, vis tik turės tik iš čia. Ir jau apie pigesnių dujų alternatyvą jau nekalbama. Tačiau pirmiausia, galbūt žodį suteiksiu Leonui, kad jūs kaip stovėjęs prie nepriklausomos Lietuvos nepriklausomybės vairo energetikoje, kaip jums visą tą, ką matote erdvėje ir kokias mintis sukelia šito laivo? Pirmiausia, tai reikėtų kažkokiu tai būdu nubausti visus tos, kurie sakė, kad bus pigesnės dujos. Tai tada bus satisfakcija tiem žmonėm, kurie dabar pajunta, kad iš tikrųjų to nėra. Jų sąrašą reikėtų paskelbti viešai, kad galėtų pirštų badyti. Vat čia yra tie protingiausi mūsų žmonės. Dabar dėl pačio to laivo, jeigu žiūrint iš tokio politinių sumetimų ar kas, kai man teko dirbti pradžioje, aišku, jisai yra, kaip idėja, yra sveikintina. Kaip idėja yra sveikintina. Nieko čia jau nieko nepasakysi, nes daugelį idėjų nebuvo galima jų įgyvendinti. O jeigu kalbam dabar apie tokio pačio laivo, kai visi sako, kodėl to ir ar tu pradėjai ar nepradėjai, skambinu čia žurnalistai. Kaip aš dabar galiu pradėti, pavyzdžiui, kada aš net pasižiūrėjau 94 metų, jau aš jau nebuvau ministras, tai iš viso laivais buvo pervežta apie 180 milijardų kubinių metrų. Pagrindinai buvo vežama Japonijai, Europai iš tos tų dujų teko 20%, bet visi buvo matyti, kad aiškiai, kad yra eksperimentiniai terminalai. Faktiškai eksperimentiniai terminalai. Mes ieškom truputėlį kitokių kelių. Ir man atrodo, yra neteisingai daroma vienas momentas, kada iš pradžių susitarė politikai. Iš to nieko gero nebus. Pirmiausiai turi susitarti, aptarti gamybininkai, ar vieniems ir kitiems naudinga yra ir ar tai yra gerai. Tada šitą idėją paduoti politikams, kad jie toliau ir rutuliotų. Tai labai aiškiai parodo tokie dalykai, pavyzdžiui, mes iš karto susitarėm su Latvijos ministru, Estijos ministru mano ir mes parašėm EBRD atitinkamus laiškus, raštus, kad prašome atkreipti dėmesį, jie ruošiasi tiesti dujotiekį, aprūpinant rytų Europos šalis, dedant į Čekiją, tos dujos buvo irgi iš Norvegijos, kad įskaitytų mūsų poreikius. Kitaip tariant, kad ten nesigavo vėliau ir viskas vėlavo, tai yra vienas momentas, bet buvo tokie dalykai daromi. Taip pat buvo daromi ir tokie žygiai, pavyzdžiui, dabar ištraukė, reiškia, saugyklą dujų. Buvo galvojama apie saugyklą dujų tuo met, kada buvo galvojama ir buvo tariamas ir pasirašytas protokolas buvo su Černomirdinu, tada jis buvo Jis buvo Gazpromo vadas.
po to jis tapo premjeru, su juo buvo pasirašyti protokolai, kad ta trasa eis per Lietuvą ir Latviją, buvo pasirašyti vienodi protokolai su Latvija ir su Lietuva. Tie protokolai ir taip pat antrą punktą buvo numatyta pastatyti požeminę dujų saugyklą Lietuvoje. Kadangi Inčiukalnis jisai negalėjo aprūpinti tų dujų kiekio, kuris buvo, kad Lietuvoje, ir nuo tada jau praktiškai prasidėjo tų dujų paieška, nes, kaip nekeista, tu atvyko Baltarusijos atstovai, kurie užsiima geologiją ir jau iš karto siūlė savo paslaugas labai pigiai ir atlikti tyrimus, taip toliau, bet žinot, tuo metu dar buvo gan tokia situacija įdomi ir keista, nes niekas nesigilino, kalbant apie tą periodą, niekada nėra gilinamas į tai, kad tarybinė armija buvo išrasta 93 metais rugpjūčio. Taip kad tuo metu, kai buvo tarybinė armija, buvo visai kitokie sprendimų variantai galimi ir tu turėjai daryti tą, kad išlaikyti. Dar tik tai gali pridėti tai, kad dujos buvo tiekiamos gyventojams, kaip tik čia atklausė Rolandas, ir praleidinėjau mes į Kaliningrado sritį reikiamą jų kiekį dujų, kas buvo sutarta. Be dujų Lietuvos gyventojai galėjo išgyventi. Svarbiausia problema buvo kuras, nafta. Dar ir dėl šildymo dar su mazutu netaip blogai buvo. Kaip sakant, dar mazutą buvo galima panaudoti. Taip, kad buvo galima tą išgyventi, nes buvo galima naudoti elektrą daugumoje, nuo kai kurie sudegino savo įvadus visus namuose, bet Ignalina dirbo be priekaištų. Be priekaištų buvo galima rinkti kiek nori elektros. Gerai, Leonai, dėkui, kadangi vis tiek turėsim antrą. Kęstuti, čia gerbiamas Leonas jau paminėjo priekaištus politikam, bet visas elitas, vis tik politikus, pradedant premjerą Grybauskaitę, kuri ten irgi pasisakė, kad pagaliau jau mums nieks kainų nediktuos ir mūsų politikų nenupirkinės, o toks įdomus labai pasakymas, buvo vieni plojimai. O tavo matymai vis tik tai, kaip buvusio irgi, vis tik tai šitas sritį kuravusio ministro. Kokios mintys kyla po tos euforijos visos? Jeigu tęsant gerbiamo energetikos ministro, pirmo energetikos ministro Lietuvos pasakojimą, tai noriu priminti, kad elektra Lietuvos atominė elektrinė gaminama už 8 centus. Dabar mes perkam po 16, dvigubai, už tai, kad mes ją uždarom. Dujas, kad ir brangias, mes perkom, kaip ir Latvijos, tai vienodai iš Rusijos, kol neturėjom padaryti trečią paketo ir skirstymą nuo perdavimo ir čia padaryti kažkokį baisų perversmą. Kai mes tik šitą konservatorių vyriausybę, kai tik šitą padarė, už dujas mokėm maždaug 22% daugiau negu Latvija. Dabar už dujas mokam tą pačią kainą kaip ir Latvija. Latvija terminalų neturi, mes turim, bet kaina taip pat. Nes matyt, kad Sprogos įsigando to, kad vis tiek aiškiai matėsi, kad politinė kaina tai yra, kurią mokam mes brangiau už dujas, įsigando matyti ir Nekuriovskis gal neįsigando, gal tiesiog sudėjo su valdybių Stokholmo arbitražą laimėjo, tai padarė tada tą nuolaidą, gal grįžo, tiksliau sakant, grįžo prie savo kainų, dar nuleido pusantrų metų kainą kaip ten. Dabar terminalas. Ką ir ministras sakė, terminalas kaip toks, idėja gera, turėjo dar vienus vartelius, kiekvienas žmogus sodyboje turi vartelius, kur gali išeiti. Tai terminalas iš tikrųjų galėjo būti išeitis tam tikra, jeigu kas nors tinka su rusiškom dujom, arba jeigu mes norim pasidaryti. Ką mes pasidarėm vietoj to, kad turėtumėm išeitį, mes pasidarėm infrastruktūros objektą, kuris turint minty, kad dujų suvartojimas vis mažės, ką rodo mūsų noras pereiti prie šilumos gamybos iš biomasės pliktų dalykų, galėsim suvartoti pačių. Kadangi JAV kas metai reikės 200 milijonų litų, tiek tais už tai, kad jis įstojo tas laikas. Ir nekalba apie tai, kad kitos skaičios kreipimas. Tai va, tie 200 milijonų litų, aš manau, yra pinigai, kuriuos mes sumokėsim, visi Lietuvos vartotojai sumokėsim už tam tikrų politikų, kaip čia pasakyti, tokį gal plikbajarystę, kada
nepasiruošus ir ką ministras Ašmontas reikėjo neapskaičiavus visų galimybių, pasimam pas brangiausius projektus. Mes paėmėm patį brangiausią projektą, kokį galėjom. Galėjom tą laivą pastatyti ne tokį, mažesnį, senesnį, su išdavimo įranga nauja. O būtent laivas? Už kokius 500, dabar jau kalba apie laivą, lygiai lengviau, už kokius 500 milijonų litų. Tai būtų, ir būtų jau mūsų. O dabar mes išleisim nuomai 2 milijardus per 10 metų. Paskui nusipirksim vėl gal savo už daugiau negu 500 milijonų. Tai tie dalykai, aš manau, yra didžiausia mūsų Lietuvos, kaip sakyti, politikos nesėkmių energetikoje, kada prisidengdami labai gerom intencijom, norėdami turėti galimybę paimti iš kažkur kitų resursus, mes padarom tų resursų paėmimo sąlygas, tai yra kelius tokius brangius, kad paskui tie resursai patys pasidaro per brangus. Tai ir tada jau ne politiškas brangumas, bet tiesiog ekonominis brangumas gausi. Tuos dalykus reikia visą laiką vertinti ir aš tikiu, kad dabar, pavyzdžiui, tą terminalą galima kažkokio tai būdų sukinėti. Tai bus kur kas sudėtingiau, reikės ieškoti rinkų aplinkui, reikės ieškoti kur nors dėtas dujas, kad jisai būtų pas save apkrautas, nes Lietuvai tai dujų nereikės. Tai tuos dalykus aš manau, kad visi Lietuvos žmonės dabar savo pačių pinigais išlaikys, kol kas nors ras galimybę, kad jisai būtų naudingas. Gerai, šitas, kadangi čia turbūt jau vieną pokalbį turėjom dėl to laivo aplamai kainos ir čia Skardžiaus komisijos labai pasidarbuota buvo, ten buvo, bet vis tik tai grįžkim prie, kaip ir buvo pasakyta, kad visų pirma reikia tarti su specialistais. Tai gerbimai Svidmantai, jūsų kaip specialisto energetikos matymai va dabar šitoj situacijoje. Juk dar šiek tiek trigrašiai kišiu, faktiškai tą, ką Kęstutis minėjo, taigi žiūrėk, kad tie pinigai bus nutraukiami nuo žaliosios energetikos, kur jūs dabar tik tai dalyvaut konferencijoje ir atėjo. Aš galėčiau iškart čia pridurti prie to, ką pasakė ponas Kęstutis apie tai, kad kiek tas kainuos 200 milijonų, kuriuos mes mokėsim, bet plus dar tie vamzdynai, už kurios taip pat yra eksploatacija, plus turbūt apie saugyklą kalba eina. Bet noriu pasakyti, kad dabar jau šitos išlaidos išskaičiuotos į transportavimo tarifą. Tai yra, ar tas laivas dirbs, ar nedirbs, vis tiek mes jų sumokėsim. Taip, kad čia laivui jau, kaip sako, galvos neskauda, arba tiems, kurie tą laivą statė. Tai čia yra toksai sprendimas priimtas, nors galima buvo ir kitokį. Bet aš norėjau dar trupučiuką plačiau pasakyti. Visą laiką kalbėjom, specialistai aiškino ir kur tik tai norite, kad reikėtų statytis regioninį terminalą. Ir netgi Europos komisija skiria savo laikų pinigų ir 2012 metų pabaigoje buvo tokia studija padaryta, kur reikėtų. Jeigu laikant, kad Baltijos šalys yra kaip viena tokia rinka, tikrai labai nedidelė rinka, kas čia, 5-6 milijardai kubinių metrų, tai yra juokas yra, laivas paprastai, ne laivas, bet tokie terminalai statomi 10 milijardų panašiai rinkai. Taip, kad dar galbūt ir Suomiją reikėtų pridėti, jie pasiūlė. Ir skaičiavo, kur būtų, kur tikrai ne Lietuvoje išėjo. Ten geriausias sprendimas būtų Estijoje, antras, jeigu ten Estijoje neišeitų, būtų Latvijoje. Tai dabar norėjau pasakyti, kokie dar būtų privalumai to, jeigu būtume palaukę, pasiruošę arba padarę tą regioninį projektą. Tai pavyzdys yra Lenkija, kuris stato terminalą, stato tą dujų importo terminalą ne laivą, bet tokią kranto įrangą, tokie, kaip sako, tvirtesnės, didesnės apimtims, 5 milijardų iki 7,5 gal padidins. Bet jie stato visai prie Vokietijos sienos, tai yra dujas galės imti iš jų ir Vokietija, o taip pat jie tiesia dujotiekį į Čekiją. Tai yra tas terminalas yra regioninis, jie dabar skaičiuoja, kad tai kainuos jiems 3 milijardus, ta visa statyba, 3 milijardus zlotų, ir iš jų daugiau negu pusė jie gauna iš Europos Sąjungos fondų. Dėl to, kad jis yra regioninis. Tai yra puikus didelis rėmimas, tai yra iš tikrųjų gaunam nedidelės sąnaudas, skaičiuojant vienam kubiniam metrų ir panašiai, reiškia tas prisidės prie vartotojų bendros kainos nedaug. Dabar pas mus, kai kalbam apie tos milijonus, o kaip paminėtus 200 milijonų, ten 250, kur čia padidins transportavimo išlaidas kasmetinės, tai vėlgi kaip mes pažiūrėsim. Kiti sako, tai pasižiūrėkite, čia viso labo tam gyventojui bus vienam kubiniam metrui prisidės 10 centų. Kas čia tokio? Tai ten pusė lito, kad tas, kas šildosi ten keletą, bet pasižiūrėkim tokį vartotoją kaip Achema, kuriam tai yra 100 milijonų. Aš jau supratau. Rolandai. Taip, aš matydamas tiek specialistų, negaliu nepasinaudoti progą ir kaip vartotojas dujų, noriu užduoti keletą klausimų, kurie kyla vartotojai.
Man kaip vartotojai. Tai pirmiausia, ta dujų kaina, kurią dabar mes mokam. Ar jinai iš kepurės buvo paimta, ar buvo formulė ir ta formulė visą laiką galioja. Ar tikrai toj formulėje bazinis dalykas yra naftos kaina pasaulyje? Ir kasgi susitarė, kad būtent tokia formulė mes mokėsim už dujas. Nes dabar, mums, skaitant šiaip jau spaudą, tai gali susidaryti įspūdį, kad ta kaina yra iš kepurės paimta. Tai paskui, gal ne dabar, bet paskui tiesiog aš norėčiau, kad jūs, aš tai atsakymų žinau, bet aš noriu, kad patvirtintų specialistai. Kad kaina yra ne iš lubų įmama. Antras dalykas, antras klausimas, tas trečias energetikos paketas. Na, jisai iš karto suponuoja daugiau tarpininkų, daugiau norinčių gauti pelno, daugiau administracijos ir bus kaip su elektra. Kai mes atskyrėm gamintojus nuo transportuotojų, man kaip vartotojų elektra pabrango. Tai panašu, kad tas trečias paketas irgi man kaip vartotojui brangina dujų kainą. Trečias klausimas. Tiekėjo kaina, sakykime, buvo 1 litras čia ne per seniausiai prie sienos, aš kaip vartotojas pernai mokėjau 2 su biškiu, už dujas, ar ne? Aš norėčiau žinoti tos tarpininkus, kurie va šitame lyte yra, bet ne tik. Aš norėčiau žinoti jų pajamų struktūrą, išlaidų struktūrą, atlyginimo fondo dydį, pelno dydžius, kad galima būtų suprasti, iš kogi susidaro tas priedas. Ketvirtas klausimas. Na, iš dalies jūs jau jį atsakėt, kad šitas jau laivas, apie kurį mes šnekam, kadangi jis susideda iš dujų, laivo nuomos, uosto, vamzdynų, vėl tų pačių tarpininkų, tai, nu, patikėt man kaip vartotojui, kad jos bus pigesnės, logika neleidžia. Logika neleidžia. Tai jūs jau į tą kaip ir atsakėt, jos pigesnės būti iš principo negali. Taigi yra žymiai daugiau sudedamųjų. Bet laivo reikia, man kaip vartotojui irgi norisi turėti garantijas, norisi turėti kažkokį kitą šaltinį energijos ateimą, aš suprantu. Bet jeigu jau taip, tai aš kaip vartotojas labai norėčiau žinoti šito Norvegijos firmos akcininkų pilną sudėtį. Pilną sudėtį. Ir aš manau, kad apskritai va tokio tipo sandoriai, jiems turėtų galioti spec įstatymas, kreipiuosi į Seimo narį, kad jeigu valstybė sudaro tokio tipo sandorius, tai negali juos sudaryti tik tai su aiškiais savininkais. Negali būti jokių offshore, ar ne? Įmonė turi būti veikianti N metų, nes dabar man peršasi įspūdis, kad už to gali slėptis, kas tik tu nori, pradedant nuo Gazpromo ir baigiant mūsų visokiais gudragalviais. Taigi štai man kaip vartotojų kelia, o tokie klausimai iškyla. Jeigu galėsit, atsakykite. Aišku, gerbiamas Leonai, jau čia Rolandas vis tik tai užvedė tokių klausimų, kur galbūt iš tikrųjų galėtų kažkiek tai pakomentuoti. Tai kitas dalykas visą laiką gal to antro rato, vis tik tai, kodėl visi tie dalykai, va, tai jau mes paminėjome ir Ignalinos atominės uždarimą, visada jie yra tokie politizuoti. Nes, pavyzdžiui, dirbant Europos tarybos parlamentinėje asamblėje, aš pamenu vienoj konferencijai, kuri vyko, čia buvo 2005 metai ir Rusijoje turėjo būti gegužės 9-osios paradas ir ten Žirinovskis, kuris visada šiaip jau kalba, kokia yra oficiali Kremliaus pozicija, galbūt kitie politikai tai negali, visada aiškiai pasakė, kas net važiuos pas mus iš valstybių į tą paradą pergalės, visi turės atitinkamas dujų kainas padidintas. Nu, taip ir atsitiko vis tik tai. Ir čia kitas pavyzdys vėl grįšiu, ką jau paminėjau, būtent prie Ignalinos uždarimo, prie to tokio presingo iš ES uždaryti. Kodėl visada kaip politikai ir energetika kažkokia susijęs toks Gordijaus mazgas išeina? Ja, tai jau čia buvo minėta pirmas dalykas, tai taip, kad neklausoma yra, neįsiklausoma tų specialistų, kad ir Lietuvoje, kurių ratas yra pakankamai siauras. Aš taip pasakyčiau. Jūs dabar žiūrėkit, disertacija gina yra oponentai. Taip? Na, šiaip ar taip oponentai būna įvairūs ir prilankus ir neprilankus, bet jie vis tiek nagrinėja, jie vis tiek užduoda klausimus, jie vis tiek pasižiūri, kaip tas darbas buvo atlikta, kaip daryta, kas tenai padaryta, kas nauja ir taip toliau. Dabar žiūrėkit, užsakė kažkokią tai firmelę, darbą didžiulį, vat, pavyzdžiui, priminsiu, Rothschildas, taip, kiek ant 5 lapų tenai maždaug pateikė medžiagą, 5 milijonai.
ar paklausė nors vieno žmogaus, tenai visai lė klausimų. Ir ekonomisto galima paklausti, galų gale energetikų galima paklausti, galima paklausti net ir fizikų ir taip toliau, taip toliau. Visos eilės specialistų, kokia jūsų nuomonė tuo klausimu. Deja, to nebuvo. Yra griebiama iš karto to jau balsuoti, tvirtinti ar netvirtinti, ir jeigu turi daugumą, tai ir patvirtinė. Tai štai, man atrodo, yra toksai vienas toks trūkumas, kuris būtina išgyvendinti. Aš manau, kad dabar eina šiek tiek į gerą tai, kad aš atkreipiau dėmesį į tai, kad Masiulis, pavyzdžiui, yra paskirtas, buvo paliktas naftos direktorium ir paskui jisai netgi paskirtas ministru. Kitaip tariant, nebuvo žiūrima tos politinės priklausomybės, kad būtinai keisti žmonės, kurie dirbo prie vienos vadovaujančios partijos, prie kitos vadovaujančios partijos negali dirbti. Tai reikia tokius paprastus dalykus jų atsisakyti. Dabar dėl tų visų reorganizacijų, pertvarkymų, tie trečias paketas, nu palaukit, ką, mes tenai norėjom būti, pats teisingai esi pastebėjęs, ką mes išradingesni turėjom būti ar geresni. Ką daro Latvijai, Estai, reikėjo tiem pačiam dujininkam susitart, sušnekėti, kaip daro, visą pateikti praktiškai visom vyriausybėm vieną ir tą pačią medžiagą gautųsi. Nu, ir nereikia kvailiuoti, nes patys matė, kad trečias paketas yra bereikalingas erzinimas, o naudos tai jisai jokios nedavė, viskas buvo daroma iki toli lygiai taip pat. Taip, kad tik tai dabar padės, kaip ir pats sakai, kad administracinės išlaidos tikrai padidės. Tai dėl to... Taip, kad toks yra keistas dalykas, aš šio nenagrinėsiu ten, kur pats uždavė daug įvairių tokių ekonominių klausimų, tai čia vis tiek jau yra žmonės, kurie ekonomikoje gaudosi, mane nelabai jums žmonai parduotuvę leidžia, taip kad sunku man bus ką nors pasakyti, o žmonės tikrai daugiau ką nors gali pasakyti tuo klausimu. Aš tokius bendrus principinius, kaip reikėtų visgi spręsti, galų galia ateiti į protą. Gerai, tai tada paliksim Rolando klausimus Kęstučiui ir Vidmantui, bet vis tik tai... Akcininkai ir kainos formulė. Jo, bet vis tik tai dar apie Kęstutį tu paminėjai tą plikbajoriškumą. Ir va čia būtent yra tie Lietuvos lyderiai, jeigu teisingai pavadinimą sakau, ir Čiukalnio, vis tik tai apie tą dujų saugyklos statymą. Negi mes pabaltiečiai negalėjom susitarti dėl vieno. O kas čia per visą laiką atrodo lyg tai ir vieningi, ir iš kitos pusės kalbam, atrodo, apie politikų keišimas į energetiką ir visą laiką nerandam bendros kalbos susipykę su visais kaimynais. Reiškia per Čiukalnį ir mūsų lietuviškas. Syderiuose. Mes Syderiuose išleidę esam 12 milijonų litų tyrimus. Bet tie tyrimai prie gero netvedė ir mes tos saugyklos neturime ir matyt neturėsim. Toliau Čiukalnis. Tai jeigu mes turėjom pardavę savo Lietuvos dujų 30% procentų, ta prasme, Gazpromui, ten 40% buvo nusipirkę vokiečiai ir likęs 15% mums. Latvijoje panašia situacija, ten Gazpromas nusipirkęs irgi didelę dalį buvo Latvijos gazė, o Latvijos gazė priklausė ir Čiukalnis. Tai kada mūsų vyriausybė, Kubiliaus vyriausybė, kada nusprendė, kad reikia čia greitai įsivaizduoti ir Gazpromo gniaužtų, tai natūralu, kad jie niekaip negalėjo susitaikyti su tuo, kad Gazpromas galės Čiukalnio tą saugyklą kažkaip kontroliuoti, galvoja, kad tokiu būdu negalės nesaugiai prasidėti dujų. Tai dabar kiek šitas buvo matymas teisingas, tai aš manyčiau, kad parodys ateitis, bet aišku, buvo galima išplėsti Čiukalnio saugyklą. Ir tokiu būdu turėtum ir siūlę matyti tą dalyką daryti ir iš tikrųjų norėtų tą padaryti. Tai su Čiukalnį pasidėti savo tam tikrą kiekį dujų. Dabar, kas įdomiausia vieta, jeigu mes apie Lietuvos dujas pabaigėm, tikėsis, kai Lietuvos dujas pardavinėjo visas 2003 metais. Tai už jas Lietuva gavo 230 milijonų litų iš visų akcininkų. Dabar, kada mes įskaidytas Lietuvos dujas supirkom atgal, tai supirkom, jeigu aš dabar neklystu, 3 ar 4 kartus brangiau. Kas per tą laiką pasikeitė? Niekas.
Ir ta nuolaida, kurią Gazpromas davė Lietuvos dujų vartotojams, praktiškai lygiai tai kainai, kurią mes sumokėm Gazpromui iš atvėrisacijos. Tai tas dalykas irgi yra labai toks man parodantis, kaip čia kas yra. Dabar dėl to, ką klausai pats dėl žinojimo. Lygiai prieš 2 savaitės aš kaip energetikos komisijos pirmininkas Lietuvos įmoniai, kurios didžiąją dalį akcijų valdo, reiškia Lietuvos valstybė, nusiunčiau oficialų raštą, kur paprašiau siųsti sutartį dėl dujų tiekimo, kurią jie sudarė su kita valstybinė įmonė, Norvegijos valstybinė įmonė Statoil. Ir į tai gavau aišku atsakymą, kad tai yra komercinės paslaptis ir tai maždaug mūsų neklausinė. Lygiai tas pats buvo su, kada mes skardžius komisijoje skyrėme tą laivų įsigijimą. Ir irgi tam tokių visokių dalykų buvo. Bet aš manau, kad iš tikrųjų komercinė paslaptis turi teisę būti, bet valstybei kažkokiu būdu, aš nesu teisininkas, nesu specialistas, reikės padaryti tokį įstatymą, kad vis dėlto bent jau Seimui atsiskaitytų įmonės, kurio valstybė turi daugiau negu 50% už tos sandorius, kuriuos jie sudarė. Nes ten gali būti visokių dalykų, kurie nebūtinai turi būti vartotojų naudingi. Vartotojų naudingi, taip. Tai dabar apie vartotojų kainą. Aš dabar negaliu pasakyti už šitą laiką, kada aš buvau ministras. Tai Lietuvos dujų turėjo specialią kainą būtinus vartotojams. Ir Gazpromas duodavo nuolaidą būtent tai dalį, kurią būtinus vartotojams patiktų. Ir tada būtiniai vartotojai turėdavo geresnę kainą negu pramonė. O kita dalis, apie pačias dujas, o kita dalis tai yra, kur yra infrastruktūros išlaikymus. Aišku, kad būtina vartotojų infrastruktūrą brangiau. Tai čia reikia pripažinti, nes atvestis ploną vamzdelį daug kilometrų ir parduoti mažai dujų yra kur kas brangiau negu parduoti, žinai, storą vamzdžių ten į vieną įmonę. Tai iš to vietoj niekur pasaulyje nerasi, kad būtinas vartotojo tos sistemos išlaikymas būtų pigesnis negu pramonės. Todėl tas ten litas ar tam 1,5 lito, dabar aš nežinau, kaip prisideda tiksliai, jisai prisideda to, kad tas vandenynas turi būti išplėtotas, jį reikia prižiūrėti, reikia operuoti, bet ir šitą viską tikrina kainų energetikos komisija, kuri kas metai patikrinus nustato, ar buvo teisingai pavadas, ar teisingai. Tai čia gal kaip vartotojus galėtume nuraminti, kadangi tos tikrintojos yra Lietuva. Ir gerbiamas Utenkauskas buvo ir stovės prieš tos komisijos realiai ir žino, kad taip yra daroma. Na, ką daroma, tai daroma, bet... Jo, norėčiau tik tais pasakyti, reiškia, kitus žodžius apie tai, kad mes galime vienaip ar kitaip, taip, terminalas kaip atskiras naujas kažkoks tai kelias atsivežti dujom tuo atveju, jeigu politiškai, pavyzdžiui, Rusija nutartų nebe tiek dujų vietų. Galbūt iš tikrųjų bašytės. Visai turėjo būti pakankamai aiškios pirties ir pakankamai aiškios kainos, kur nedarytų į infrastruktūros kainą šitokios didelės įtakos kaip dabar. Lygiai tą patį galim daryti su visais kitais objektais. Na dabar pasakysiu labai paprastai. Na gerai, 100 litų kiekvienam 1000 kubinių metrų. Tai reiškia, po 10 centų kubinio metro kiekvienais metais sumokėsim, kad sumokėtumėm vien už tai, kad terminalas yra. Ar jeigu jisai būtų ta prasme mažesnis, tai mes mokėtum gerokai mažiau, 4 kartus mažiau. Tas pas yra lygiai su elektra padara. Vepas, vadinamas 10 centų, kuriuos mes mokam iš elektros kainą, tai yra gal 20% elektros kainos. Yra už ką? Už tai, kad mes išlaikome Lietuvos elektrinę. Už tai, kad mes paleidom tam tikrus šiluminės elektrinės, kurios gamina ir šilumą ir elektrą. Ir už tai, kad mes turim vėjo ir saulės energetikos. Tai visa šita žmonės, paprasti vartotojai ir tiek būtiniai, nes kaip kartais sako pramonė, čia suvartoja didelę dalį, čia būtinas vartojimas nieko nereiškia. Reiškia, nes jam brangesnė duona, jam brangesnis pienas, jam brangesnis kitos paslaugos, kadangi viskas tai vis tiek ateina žmogui per kišenę kerta iš kitos pusės. Todėl mes turim labai ir energetikos komisija darys viską, kad tos sąnaudos būtų kuo mažesnės. Turiu pasakyti, kad užregistruoti dabar Seime yra visai eilė įstatymų, kuriais numatoma, kad energetikų turto grąža turi būti sumažinta nuo 6%, 6,7% iki 2,5%. Taip pat žinau, kad kainų energetikos komisija atliko auditą energetikos įmonėse ir ten rado irgi sąnaudų, kurios buvo sudėtos į tarifą, nors nepriklausė ten būti, reiškia žmonių buvo atimtos. Ir galbūt tokiu būdu bus galima kažkaip tai nors kiek amortizuoti tą kainų augimą, kuris nusimato. Akcininkų sąrašo jūs nežinot. Akcininkų sąrašą mes kaip komisija matėm, bet jis yra paslaptis, gavom jį kaip paslaptį ir aš šiandien negaliu čia garsiai pasakyti.
Gerai, šitas gerbiamas Vidmantai, šitas, kadangi visi klausimas buvo apie politikų kišimąsi į buitinę energetiką. Dar čia nepaminėjom, kad mes ir Mažeikių naftą šiaip jau turėjom dar ten irgi, kuri veikia pakankamai normaliai. Bet vis tik tai va čia skambėjo tokia mintis. O sakykit, ką Kęstutis pasakė, ar iš viso buvo nors kartą atvejis, kad rusai būtų paėmę ir uždarėmo dujas? Atsakysiu. Bet pirmą aš norėjau pridurti prie to, ką sakė Kęstutis. Dėl to, kad jisai galvoja, kad jie dabar įstatymas kažką pakeis, sureguliuos. Visiškai neseniai vyriausybė patvirtino naujas kainų skaičiavimo taisyklės, kurios turi vadovauti kainos statymo principus, kuriais turi vadovautis komisija. Bet vyriausybė neturi tokių dalykų daryti. Tai va, ką aš norėjau pasakyti, kad šitoje vietoje yra truputį gerokai betvarkės. Ir čia jau jūsų bėda, kaip čia sako, jūsų rūpestis. Ir gyvai įstatymas švisus. Nes šitoje vietoje, įsivaizduojate, tai reiškia, jie dabar, ką jūs sakot, kad tenai dabar neleidžia jiems to turto didinti. Tai reiškia pasakyti, kad per 5 metus jūs turėsit padidinti ir skaičiuoti nuo viso to turto, kuris yra kažkur ant vieno. Kuris paskaičiuotųsi. Tai va, tai čia va šitoje vietoje yra, aišku, niekad kol aš ten buvau kainų komisijoje, niekad vyriausybė tokius dalykus nesikišo. Visada buvo Seimo reikalas įstatymai, vyriausybė savo reikalus, o dabar, jeigu toksai bus įsikišimas, aišku, čia gal, kaip sako, galvojama apie Lietuvos energiją, kad ji būtų dar turtingesnė, kad dar geriau gyventų, bet reikėtų šitoje vietoje tikro balanso. Bet dabar grįžtam prie to, ką jūs klausėt, apie tai, kad... Ar buvo užsukę nors kartą rusai ir dar Mažeikių naftą turėjom, kad visą laiką politikų kišimais. Gerai, norėjau pasakyti irgi apie šitos dalykus, nes dujos vienintelį kartą 2004 metais vasario kažkuria diena buvo užsuktos. Bet kodėl? Todėl, kad Baltarusija nemokėjo ir Rusija spaudė Baltarusius ir jiems užsuko dujas. O kadangi mūsų vienintelis praktiškai vamzdis yra per Baltarusiją, tai praktiškai mes vieną dieną neturėjom dujų. Ten buvo didelis susirūpinimas, bet labai greitai tas baigėsi. Tai reiškia, toksai teoriškai variantas yra. Bet dabar noriu pasakyti, kad dabar situacija yra dar pagerėjusi mūsų naudai. Buvo pagerėjusi dar prieš to laivo pastatymą. Todėl, kad žymiai padidino suvartojimą Karaliaučius. Tai reiškia, 2 milijardai kubinių metrų dujų nueina į Karaliaučių, 3 suvartojame mes. Tai praktiškai vos netoks vartotojas kaip mes. Tai jie neturi tų saugyklų, nors aišku, jie gazdinasi, kad statys, gal kad dar statys, bet taip greitai nepasistatys. Kitas dalykas yra tai, kad mes Latvijos saugyklų šiaip turim. Dabar apie saugyklas, kadangi tai irgi buvo kalbėta. Saugyklos Lietuvoje yra tokia nelaimė. Jeigu iš pat pradžių mes nepradėjom su Latvijais kalbėtis, kas realiai buvo, Latvijai visą laiką kalbėjo, kad jie nori išplėsti, trečdalį ir daugiau savo saugyklas ir lietuviam tik tai ateik ir dalyvauti. Lietuviai pradėjo ieškoti. Iš pradžių ieškojo kažkur Ukmergės rajone, nepasisekė. Ieškojo tada Vaškose prie Latvijos sienos, nepasisekė. Dabar ieškosi Dėliuose. Vat kaip irgi atrodo, kad kažin ar pasiseks. Vietoj to, kad mes turėdami realius sprendimus, tik tai tiek, kad čia jau su Latvijais. Bet tai pigiau kainuotų mūsų. Taip, bet va tokia, kaip čia labai gerai buvo sakyti, tokia plikvailis. Nieko neturiu, bet čia aš turiu tą kartą, nusipirku. Ir dabar jūsų ten, ponas Valandai, porą klausimų atsakysiu. Vienas klausimas apie kainodarą. Visoje kontinentinėje Europoje kainos dažniausiai, praktiškai vamzdynais visada nustatomas siejant su naftos kainomis. O tai tos, kuriuose atvažamos laivais, daugumoje atveju irgi siejamos su naftos kainomis. Todėl, kad visi nori garantijų. Pirkėjas nori garantijų, jis nori žinoti, kokia bus kaina. Ir pardavėjas nori. Pasakykime, nuo naftos kainos svyravimo priklauso ir dujų kaina. Taip. Ne iš karto, bet šiokia tokia dalis, reiškia, ten yra tų vadinamų momentinių kainų, Anglijoje yra kainos momentinės. Spotinės vadinamos. Taip, dabar po truputį, reiškia, ta dalis didėja, Norvegai praktiškai pradėjo pardavinėti kontinentinį Europą jau 70%, sako, parduoda šitom kainom. Bet jie visi šitie tiekėjai sako, dabar jums spotinės tos momentinės kainos mažesnės, jūs patenkinti. Bet jeigu atvirkščiai, tai va, tą patį mes galim pasakyti apie mūsų laivą. Mes galim sakyti, puiku, kada tos kainos bus mažesnės, tos momentinės mes galėsim gauti pigiau, bet kada bus brangesnės, tai bus brangesnės. Ir neturėdami saugyklos, tai mes čia turime didelę problemą. Turint saugyklą, mes tą problemą amortizuotume. Paskui klausėt apie tą formulę, tai Lietuva turėjo formulę. Ir pagal tą formulę buvo skaičiuojama. Taigi, taip sakant, kainos tikrai ne iš kepurės. Nebuvo iš kepurės. Na, yra tenai, aišku, diskusija, čia mūsų teisininkai dėl to kalba apie tai, kad ta formulė koeficientai, kai Kaitilioniui buvo. Tai čia kiek pagrįsta. Bet aš galiu pasakyti kitą dalyką, kad
Kodėl Latvija ir Estai ten 11 metais turbūt gavo kitą kainą, todėl kad formulė liko ta pati, bet jie gavo nuolaidą. O mes negavom nuolaidas, ir tai visas skirtumas. Supratau, gerai, dėkui, jūs atsakėt. Kai mes šnekam apie energetinį nepriklausomybę, prisiminkim, kad mes neturim šaltinių energetikos. Tai paskui. Malkas. Malkas, tai reikia tada malkomis ir remtis. Bet jeigu mes remiamės dujomis, nafta ir ten kažko dar neturėdami tų resursų, tai mes niekada nebūsim nepriklausomi. Ir tada neišvengiamai įsivelia politika. Ir jau čia pasidaro ne ekonomika, o politika. Ir dabar prisiminkime keletą tiesiog faktų, kad jau išliktų, taip sakant, istorijai. Pirmiausia, gerą dešimtmetį Lietuva gavo dujas ir naftą iš rusų gerokai pigiau rinkos kainos. Gerokai pigiau. Ir greičiausiai tai irgi buvo politinė kaina, bet tada jinai mums buvo naudinga. Paskui prasidėjo kitokia politika ir mažeikiai. Mažeikiai buvo politinis sprendimas. Man kaip vartotojui benzinas nuo to tik pabrango. Taip? Toliau, prisiminkim šūkį. Vat jūs kalbėjote apie tos planus tiesti per Lietuvą vamzdžius įvairiausius. O koks šūkis skambėjo? Neprileisim Ivano prie vamzdžio. Ir turim rezultatą. Ir ant tiek reikėjo, aš net negaliu suprasti tų žmonių. Taigi to Nord Streamo antro galo vamzdžio tai vokiečiam reikėjo. Tai negi mes manėm, kad sustabdysim procesą, kurio interesantas yra vokietis. Čia buvo daugiau negu naivu. Bet mes nuėjom to keliu, nes tai buvo politinis sprendimas. Tai joks nekitoks. Lygiai tas pats yra su to trečiu paketu energetiniu. Tai yra politinis sprendimas, norint išstumti iš rinkos vieną stambų žaidėją Europai. Čia daugiau negu akivaizdu. Dabar jau buvo minėta. Rusai tiekė dujas Europai daugiau negu 40 metų. Per šitos 40 metų praktiškai nėra buvę nei vieno atveju, kad dujos būtų užsuktos. Išskyrus tą niuansėlį su Baltarusiais ir tas problemas su Ukraina, bet Ukraina ir Baltarusija šiuo atveju nemokėjo elementariausiai. O už viso šito jau stovi politika, kuri išnaudoja paprastą ekonominį faktą, kad kažkas nesumoka už pateiktą paslaugą, jau panaudoja politiniams tikslams. Aš jau nekalbu apie Ignaliną. Ignalinos uždarimas ir pabrangimas elektros su tuo pačiu visos mūsų gyvensenos ūkinės, vienareikšmiškai politinis sprendimas. Politinis sprendimas, joks kitoks. Dabar su skalūnais ta pati istorija. Ir kaip man kaip vartotojai politinis sprendimas dėl Ignalinos pabrangino elektrą, taip dabar skalūnai man ruošiasi gamtą užteršti ir vandenį užnuodyti. O kad taip gali atsitikti, kiekvienas, nueikite į Google, nueikite į Tehaso valstiją. Dabar per Google galima matyti, aš ten žiūrėjau. Nueikite į Tehaso valstiją ir pasižiūrėkit, kaip atrodo ta vieta, kur yra išgaunamos skalūnų dujos valstijos. Aš šitą nenoriu Lietuvoje. Ir aišku, tas laivas, apie kurį mes šnekam, tai irgi yra politinis sprendimas ir dėl to nėra ko stebėtis, kad viskas bus taip, kaip visada, man kaip vartotojui dujos pabrangs. O kodėl taip yra, aš dar pasilieku savo vieną galimybę. Kaip ir iš tikrųjų, kodėl man čia tokia kilo, gal kad šiek tiek biškį nusimtų tokį šiek tiek juodo humorą pasakyti, kada ukrainiečiam užsuko dujas vienu metu, tai teko Strasbūrė, ten jie patys pajuokavo, sako, jūs matėt, kaip Ukrainos dujų kompanija vadinas, Ukrgas, iš lietuviškai pavok dujas, tai čia matomai. Bet vis tik tai, gal man prie kito klausimo, mes prie šito stalo kažkada turėjom tokia turbūt klasikinį, pamatinį pokalbį apie tai, kaip elitas išduoda savo tautą. Ir aš čia ką girdėdamas, gerbiamas Arūnai, ir iš jūsų, vis tik tai jūs pradėjot nuo to, kas tie tokie, kurie melavo, kad viskas pabrangs. Man kad atpiks, atsiprašau. Šitas, kas buvo tie žmonės, kurie įvedant vietoj lito eurą sakė, kad viskas bus gerai. Aš dabar teko kalbėti Strasbūrės Estijos delegacijos vadovai. 40% viską jie skaito, kad pabrango. Visas įvedus eurą. Ir visą laiką visas ta našta krinta ant tų pačių mažiausių. Bet elitas kažkaip visai sugeba išlošti. Ir ką daryti vis tik tai, kaip jūsų manymas paskutiniu metu? Vis tiek žiūrim, kuo to elitą skaitysi. Jeigu skaitot elitą tik tai tos turtinguosius žmonės,
o ne tie, kurie duoda ir dvasinį peną daugumoje ir skurdžiai gyvena, tai tada, kaip sakant, dvi susidaro dalys. Bet aš noriu truputėlį čia užsiminė skalūnų dujas, aš čia tik tai prakomentuosiu. Savo laiku mes buvom susitarę su Latvijais, Estais ir mes, reiškia, kad kartu darom tyrimus Baltijos šelfe, visi trys. Ta mes turėjom gauti dokumentus šiek tiek, kad prisijungti prie, kas buvo padaryta šitam Lenkijoje. Mes darėm visiškai kitaip. Suradom kompaniją amerikiečių, kurie visus tyrimus atlieka savo sąskaitą. Ir jie parduoda tą medžiagą, kas nori dirbti. Jie prisima riziką, ar ras, ar neras, jų problema yra. Tada aš niekaip nesuprantu, kada pas mus jau buvo patirtis, kaip reikia daryti, ir staiga ne, atimkim metam visi pinigus, darom, dedam, rasim, nerasim. Nu, kam tokius? Tai čia koks elitas padarė tą? Politinis? Bet kokiu atveju nekultūrinis, nemeninis. Kad žinot, čia taip ir susideda, o, žinot, apie elitą jau kalbėti visada. Nu gerai, pasižiūrėkime, tiek, kad neužpiks, Kęstutis turbūt patarėjai, o Seimo narių tenai, patarėjai net vyriausybė, ten už tą atsakingi kažkokie. Gerai, išrašom tada, koks jų išsilavinimas, kokia gyvenimo patirtis, ką jie yra padarę, viskas. Ir tada bus visiškai aišku, kad jie negali dirbti tuose pareigybėse, absoliučiai. Jie netitinka tų reikalavimų, kuriuom yra keliami. Ir tada gaunasi visi tie nesusipratimai, mano supratimu, kad ima skaičius ne tuos, kaip reikia. Čia, kad ir veidė buvo, tenai kažkokia mergaitė rašė, truputėlį jinai tenai, žinai, skaitytai skaito, bet kaip padaryti išvadas iš to, ką perskaityti, kartais būna sunkoka. Tai nėra tas visai taip paprastai daroma ir aš manau, kad į tos klausimus žiūrima kažkaip nerimtai, o žiūri taip, kad čia tas vis plikbajoriškumas išlindo, kad mes atėjom į valdžią, o mes jau dabar taip padarysim, kaip reikiam, visiems bus gerai, o galvoja apie save. Nu, gal čia, kas liečia patarėjus, tai ne visus, bet... Ne, aš nenoriu pasakyti absoliučiai, kad yra tai visi. Aš, pavyzdžiui, atsimenu irgi, jie jau daug labai visokių užsienio tų delegacijų ir tų domėtis, ką mes darom, ir su energetika ir kitais važinėjai, tiesiog kankindavo jie tenai. Na ir paskui aš čia kažkokią delegaciją iš Europos tenai atvažiavo, jie didelį delegaciją važinėjo visakas. Ir mes susitikom kažkur po kažkiek laiko, dar jie nebuvo išvažiavę iš Lietuvos. Sakė, žinot, ministrė, visgi pas jūs patarėjai yra geriausi. Nu, sako, kam reikalas. O, sako, ponas Horoševskis. Pirmas dalykas, sako, keliom kalbom kalba. Antras dalykas, nu žino, sako, jam nereikia pasižiūrėti jokį užrašą. Jis viską žeria mintinai. Sako, nebuvo to klausimo, kad jis jo neatsakytų. O sako, kada nueini ir gyvenimiška patirtis, reiškia, pagal jo amžių matyti, gyvenimiška patirtis pas yra milžiniška. Sako, štai tokį patarėjai ir turi būti. O sako, kitose ministerijose, kada nueini jaunuoliai ir jaunolės jauni ir tik tai tie, kad jie užima tas pareigybės, sako, aišku, čia bus didelė bėda. Tai, žinau, tai čia ir galima sulyginti tos. Gal užteks apie elitą tą šnekėti? Gerai, Kęstutį, tarp kaip įdomus dalykas, aš kada gerbiamą Leoną paskambinau, paprašiau, kad sudalyvautų kaip pirmasis energetikos ministras. Tu žinai, sako, aš jau apie tai kalbėjau Veido žurnalą ir nusipirkau Veido žurnalą specialiai, skaitau tarp eilučių, vienas kitas, sako, kalbinu ilgai, bet tai jau turbūt prikalbėjo to, ko nereikia viešai nuomonė. Ir šito nieko neatspausdinti, ten kelios fragmentiškos tokios mintys pradėta, nei nuotraukos neradau, nieko, dabar pratęsiant tą mintį, ką reikėtų daryti ir kodėl čia pas mus ta vyraujanti nuomonė visą laiką formuojama tokia tik tai į vieną pusę. Na, tai jeigu taip atvirai pasakius, galim kelias dalykus pasakyti, su kuo tikriausiai visi prieš to stalo sutiks. Nėra tai Lietuvoje turtingų žmonių.
yra gal tam kokie 10, gal 100, kurie iš tikrųjų realiai, mes esame Europos valstybė, kurie realiai Europos mastu yra turtingi žmonės. Visi kiti yra vidutinė klasė, nes dabar Lietuvoje ten 7000 litų yra, atrodo, didelis atlyginimas, ne? Bet tai paprastas Vokietijos floristas uždirba daugiau. Tada iš to vis išplaukia ir mūsų visi tokie, žinai, tam tikri dalykai, kada mes su PVM šildymu, kada aš čia turtingiesiam, kokiem turtingiesiam? Tai turtingieji, kurie iš tikrųjų tam labai turtingi, jie sneigia mūsų sumumos ir jas iššildo centrinio šildymu. O normaliai žmonės, kurie uždirba ten 3-4 tūkstančius per visą šeimą ar ten 5 ir kuriems reikia išlaikyti 2-3 vaikus, aš ten, tai kas čia turtingi labai? Juokingas dalykas. Tai apie tą vietą šnekant, tai apie tai, kad gal kitą kartą būtų gerai, kad būtų tokie žmonės, kurie iš kartos į kartą turtingi, gal nelaksytų ir negalvotų, kad kiekvienas naujas tam projektas yra kažkoks tai labai jau čia išskirtinio kažkas tai yra. Dabar jeigu mes šnekėsim apie energetiką iš esmės, energetika yra turtinga šaka. Ir jeigu pažiūrėt, kiek išleido pinigų energetikai visokiams konsultantams, visokiams kitiems dalykams, tai aš galvoju, kad dar kokius 3 metus ir spaudos leidiniai, ir teisininkai tikrai dirbs tie žmonės, kad tuos pinigus išleido. Tai jeigu ką nors ponas Leonas pasakė, ne taip kaip reikia tie žmonėms, kad tuos pinigus mokėtų, atrodo, kad tai neidėja, žinai, tenais ir atrodo, kad tai būtų. Tai aš manau, kad šitos dalykus reikia irgi apsižiūrėti, nes, darosi tam tikras iš mūsų visų pinigų, iš Olandų, iš Panoramo, iš to Gedimino, iš mano, iš Vidmanto, iš kitų žmonių, kurie yra paimama ten kokią 0,1 cento nuo kiekvienos kilovatvalandės ir skiriama konsultantams, arba skiriama įvaizdžio formavimui. Ir tai jis formuoja tokį, kad čia pas gražiausias ir geriausias. O aš tikrųjų, kada net padarėjau auditą kokį nors ir pažiūrėti, ten visokios yra betvarkės, ką reikia tvarkyti. Tai aš tikiu, kad vis tiek Lietuvos valstybė, kas man patinka, kad vis civilizuotesnė daromas. Tai gal ateis tas laikas, kada ir energetikai bus, ta prasme, tokie, kokie turėtų būti specialistai, išmantys tą reikalą ir žiūrintys, kaip padaryti. Ta prasme, aš manau, kad energetika pirmiausia yra ne pelno organizacija, bet paslaugos organizacija. Pelno ten daug nereikia. Reikia išvystyti, reiškia, tuos tinklus toliau plėsti arba išlaikyti, o visa kita turi būti žmonėm. O kas liečia, reiškia, tuos dalykus, kurie, ten, mes sakysim, įstatymais priimamos kitais dalykais, ar trečiais, aš tik manau vieną dalyką. Lietuvos žmonių gerovė yra didžiausias per kurio politiko ar to elito lygmo tikslas, kadangi kitu atveju jis važinės paprasčiausiai. Ir mes tą visą dalyką ir turim dabar, kad Anglija, Norvegija, visų kitų duko, ten geresnis gyvenimas. Tai žmonės lengviau gyvena ir dirbdami paprastą darbą gali uždirbti tiek pinigų, kad jie galėtų juos savo šeimą išlaikyti. Mes tą Lietuvą turim pasiekti. O tą, kad pasiekti, mes turim ir kiekvienoje vietoje taupyti valstybės. Kaip gali būti valstybei, ta prasme, geri patarėjai, jeigu mes jiems nenorim gerai mokėti. Gal mes per daug jų turim, čia kitas klausimas, bet gal geriau mes turėkim per kos mažiau žmonių, bet duokime algą tokį, ten ateitų žmogus, kuris nori dirbti. Dabar ministerijai atėjo jaunuolis, pasimokė, padirbo, į tik tais per metų kompaniją Porsche nusipirko. Ir tada kitas vėl ateina, kuris reikia, tada jau reikia čia labai daugiau. Na taip yra. Taip yra. Tai jeigu mes sugebėtum vieną kartą neapsimes, kad mes čia kažkokį tai esam išradę dviračius, pasakytum, kad taip geras žmogus, aš kažkada tai su kuriais išnekėjau. Pas juos, reiškia, merų vieno miesto. Jų specialistas, kuris prižiūri vandentiekį kanalizaciją, uždirba už merą 1,5 karto daugiau. Sakau, kaip tai gali būti? Sako, dėl to, kad jis yra specialistas ir jisai čia dirba 30 metų. Jisai viską žino. Už tai jam duoti tą atlyginimą, kadangi pakeisi bus visą laiką sakiau. Tai čia tas pats yra. Aš manau, kad vis tiek ateisim valstybės į tokią padėtį, kada pradėsim vis dėlto žiūrėti, ne kaip gražesnį projektą padaryti, bet kaip padaryti pigiau, geriau ir kad būtų žmonėm geriau. Kęstutis čia Vidmantai žiūri optimistišką gaidą, aš taip įsivaizduoju ir toks lietuviškas žodis atkatas išnyks, pas mus taip sėdina. Gerai, bet biškai prie temos. O kai Rolandas paminėjo būtent Nord Streamo tą garsą, kadangi teko rašyti raportą tuo metu Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje, kadangi buvo tokia idėja, kad galbūt tai, kad yra po karo
Baltijos jūroje nuskandintas cheminis ginklas ir tai yra pavojinga, kadangi užslaptintos vietos, kad vis tik tai lyg tai buvo dar kažkokia nedidelė viltis, kad galbūt neties to dujotekio jūros dugnu ir galbūt jisai grąžinsim į sausumą čia kažkur tai. Bet žinot, tuo metu netgi uždaviau klausimą Angelai Merkel, kadangi Schröderis pasakė, kad tai pats ekologiškiausias projektas pasaulyje ir kodėl Nord Streamo buvęs jūsų pirmtakas irgi premjeras šneka tokius dalykus, kada mes nežinom cheminės ginklas, kuries yra palaidotas, gal čia bus tragedija. Tai jos atsakymas buvo toks, maždaug, betgi čia mums labai reikalingas Europai projektas, ko jūs čia norit, maždaug, ten yra tų didžiųjų politika, bet gerbiamas Vilmantai jums žodžiu. Net nežinau dabar, nuo kurio čia pradėti. Norėjau pasakyti apie to, Kęstutis kaip kalbėjo apie tos energetikos turtingus, tai norėjau pasakyti, kad vis dėlto būtų gerai, kad žmonės suprastų, kad energetika iš niekur pinigų negauna tik iš mūsų. Vartotojai, kas suneša, jie tą turi. Kažkas žmonės galvoja, kad iš kažkur kitur turi. Žiūriu, dabar pas šiam dienom pasirodė tokie gražus tokie pavadinimai straipsnelių. Klaipėdos uostas uždirbo iš laivo įplaukimų. Palaukit, tai jeigu uždirbo, tai kas sumokės? Tai čia vartotojai mūsų ir sumokės už šitą. Tai čia šitą mes nelabai suprantam. O kartais vyriausybė, ar, sakykime, valdžia galvoja, kad tai labai paprasta. Aš prisimenu, kada čia buvo labai didelės diskusijos apie atominę statybą. Nu, tai aš ten visada, žinot, kalbėjau, kad čia labai brangu. Tai ten vienas iš tų sako, tai palaukit, tai jau čia sunku, mes pridėsime to prie Japo, dar pridėsim vieną kokį centą, sako, ir surinksime pinigų, tai ir pasistatysime. Galim juk dabar, juk rinkom pinigus už šito, už laivo statybą, už krantinę statybą rinko vienus metus, dabar šiais metais neberinkam. Renkam pinigus už tą liniją į Švediją, renkam pinigus už tai, kad elektrėnai stovi. Tai ar sunku dar vieną pridėti kokį centą? Vat viskas atrodytų, kad taip paprastai sprendžiasi. O einant į tos platesnius kartais vandenis, tai aš pirmą dar nepabaigiau pasakyti apie trečią paketą. Norėjau pasakyti, kad trečias paketas skirtas dideliems šalims, kur tikrai galima konkurenciją padaryti. Ir tam jis ir buvo ruošiamas, kad būtų padaryti konkurenciją, kad atskirti vamzdynus nuo tų, kurie gali konkuruoti. Lietuvoje konkurencija, kada vienas tiekėjas. Tai juk direktyvoje buvo pasakyta, jeigu 75% dujų tiekiama iš vienos šalies, tai nereikia nieko daryti. Bet mes pionieriai kažkodėl šitą. Tai nei Suomiai, nei Latvijai, nei Estai niekur nedarė. Lietuviai nusprendė, kad ne, mes visi darysim konkurenciją. Ir dabar kalbant konkrečiai apie šitą šiaurės rautą, tai aišku labai mūsų atrodė keistai, kada čia viena mergaitė netgi ten į Europarlamentą pateko, kovodama prieš tą vamzdį. Kada Europoje reiškia keletas, ne tik tai, kad ponė Merkel, bet keletas tų vidurio vakarų Europos šalių, jie laukia šito vamzdžio. Ir paskui atidarėme, dalyvavo, ir pažiūrėtume nuotraukas, kiek ten dalyvavo premjerų šitų šalių, tai mes atrodėm labai keistai, kad mes kovojam prieš tą vamzdį. Dabar žiūrėk, kaip Vokietija tos šalį džiaugiasi, kadangi iškilusi tai grėsmė vamzdynams, kurie eina per Ukrainą ir gali būti visko būti, jie šitą vamzdį laiko, kad čia labai didelė laimė. Ir dabar lygiai taip pat, štai šiom dienom buvo susitikę Austrijos premjeras, buvo susitikęs su Bulgarijos ir kalbėjo, kad mums būtinai reikia pastatyti pietų srautą, nes reikia tos alternatyvų. Aišku, blogai, kad jos alternatyvos iš Rusijos, labai blogai, kad Europos Sąjunga nepavyko savo, kur svajojo pasistatyti iš Kaspijos krašto, bet alternatyvų kelių vamzdžių reikia. Nu, kažkaip jūs nepalėtėt vieno svarbaus dalyko. Ir aš čia pabandysiu Kęstučio entuziazmą dūmais paleist. Irgi neblogai šilumos pagyvasi. Energija yra ekonomikos ir politikos ginklas. Sutiksi turbūt. Tai buvo, taip yra ir tai bus visada. Tie, kas turi tos energijos rautus, jie visada stengsis juos išnaudoti politinė ir ekonominiai kovoj. Taip, kad ta kova yra amžina ir čia mums laukti kažkokių tais gerų žinių nėra jokių galimybių. Bet dabar žiūrėkit, kur problema? Pas mus yra sformuojama nuomonė, kad yra geri energijos tiekėjai ir blogi energijos tiekėjai. Va, kur atsiranda problema. O juk nėra nei gerų, nei blogų, yra interesai ir nieko daugiau. Ir dabar Europa tampa va šitų interesų
didžiųjų pasaulio jėgų interesų laukų, kovos laukų, ir ne veltui jūs paminėjot va tą South Streamą, tai pietų streamą. Tai pažiūrėkit, su kokiom problemom susiduria. Bulgarai tai leidžia, tai neleidžia, tai leidžia, tai neleidžia. Vengrai pabandė statyti tą savo trasą. Ką gavo? Gavo iš karto sankcijas keliasdešimčiai žmonių aukšto rango Vengrijoje. Jiems draudžiama įvažiuoti į Jungtines valstijas. Serbija, Bulgarija, vienu žodžiu, visi jaučia milžinišką spaudimą. Tai yra politinė kova vyksta va šitam lauke. Ir dar galim prisiminti Irano blokadą energetinę, Libijos subombardavimą. Kas nukentėjo? Nukentėjo pirmiausia pietų Europos valstybės, Graikija, ta pati Italija. Josgi nukentėjo. O kas užsakovas? Juk yra užsakovas visų šitų procesų. Ir dabar kas vyksta Europos erdvėje ir Lietuvoje ypatingai pastarosiomis savaitėmis, mėnesiais? Vyksta nuolatinis gąsdinimas. Yra formuojamas tam tikras diskursas, mąstymo, ar ne? O kaip jis yra daromas, puikiausiai pademonstravo tas vokietis žurnalistas, kuris išleido dabar labai perkamą knygą Vokietijoje. Jis 25 metus vadovavo Frankfurto dienraščiams. Ir jis ten atvirai rašo, kad jis visus 25 metus gavo pinigus už tam tikro diskurso formavimą Europoje ir jis teigia, kad tai yra daroma visos Europos mastu. Tai Lietuvoje be abejo taip pat, apie ką pats ir šnekėjai šiek tiek. O dauguma žmonių, tai juk labai lengvai pasiduoda šito manipuliacijom. Dauguma žmonių yra visiškai neatsparus. O kovos dalyvis šito proceso, Jungtinės valstijos, turi neribotas galimybės įtakoti šito diskurso formavimą. Ir dabar mes žiūrėkit, kalbant apie Jungtinės valstijas, pas juosgi galioja draudimas eksportuoti dujas ir naftą. Jis galioja dar dabar. Ir tik pastaraisiais metais, kada skalūnų nafta ir dujos leidžia jiem kažkokius naujus resursus turėti, jie prakalbo apie eksportą, ar ne? Ir tik paskanka, ne visur. Taip, bet ką aš noriu pasakyti, bet tų skalūnų dujų ir naftos kaina pačios Jungtinėse valstijos irgi yra politinė. Jis yra politinė šiandieną, pas juos net kaina, bet dabar ne apie tai. Na ir jūs patvirtinot, kad šita dujų kaina priklauso nuo naftos kainos. O naftos kaina iškelia spausdinam pinigų srautas Jungtinėse valstijose. Spausdinami besaikiai pinigai, jie nueina į futuresų rinką, futuresų rinkoje nafta pabrangsta, o ten nei pirks, nei parduos ir pabrangina buitinę kainą naftos, o jinai pabrangina mums dujas. Taip pat yra viskas susiję, yra didžiulė kovos arena, visas pasaulis ir Europa, šiuo atveju ir Lietuva. Ir dėl to aš tik noriu vieną pasakyti, nebūkim dundukais šitame kontekste. Nes durnių ir bažnyčioj muša. O mūsų atveju tai dar tas durnis ir susimoka už tai. Taip kad prieštaraudamas entuziazmui pasakysiu taip, mokės visi. Tai žiūrėk, tai ne tik bažnyčia. Kai ponai mušasi, plunksnos laksto. Tai kaip mes su tokia maža poreikiu, mes iš tų plunksnų galime labai gerai gyventi. Va, ir jeigu mes protingai elgsimės, bet tu gali mušti, jei tu Amerikos politikos pakeisi, jei tu Rusijos politikos pakeisi, jei tu Vokietijos pakeisi, reikia mums kaip valstybei išnaudoti jų muštynės tam, kaip mes būtum pirmiausia. Bet mes tą darom. Bet tai čia klausimus tada, kad mes įsėjom daryti, jeigu norim, kad mes gerai gyventume. Reikia tam gebėjimų. Gerai, tai dėkui labai laiko visiems, kad rado Rolandas, kad Germantas Vidmantas pabėgo iš konferencijos, kad Kęstutis iš Alytaus. Ir labai dėkui Leonai, kad atėjot, ko veidas neparašė, Respublika parašys. Tai, kad rado yra video visų.